Tiesiog auginau vaikus namuose ir nebuvo man 18 metų ir nėra tiek, tai iš tikrųjų stengiausi suprasti gyvenime, ką noriu veikti ir labai domėjausi nekilnojamo turto būtent sritimi ir tada visagalis kompiuteris, pasigūglinau, radau, kad lyderis yra Lietuvoje Remaxas, tai susirgo vaikai, negaliu ateiti į darbą ar dar kažkas, tu pats planuoji laiką. Jeigu tie patys vaikai ir serga, tu dienos metu būdamas namie gali atlikti kompiuterinius darbus, skambučius, rinką stebėti, kokios naujienos atsirado, kompiuterinius, tokius techninius dalykus. Tai nėra, kad tik aprodai būtų ir viską, bet dar iki to pardavimo yra tų nematomų dalykų. Tai čia galima turėti asistentą, padėjėją, kuris tuos dalykus atlieka, tai tada laiką skiri laisvalaikiui, tai mes aktyviai ir slidinėjam, ir keliaujam, tai tuo metu drąsiai gali palikti telefoną ar kolegai, ar asistentui ir mėgautis su šeima buvimu. Čia ir yra labiausiai visiems žavintis dalykas, kad tu pats susiplanuoji savo laiką, darbą. Aišku, pradžioje yra rekomenduojama kuo daugiau būti biure, nes tada gauni daugiausia mokymų, kolegų, girdi, kaip kolega kalba telefonu ir taip tu greičiau tobulėji ir mokaisi. Visada yra baimė atėjus, ar man tikrai pasiseks ir taip toliau, bet, kaip sako, savame versle, bet tu ne vienas. Tai iš tikrųjų gauni daug patarimų, kas sunkiausia pradžiai, tai yra kainą nusistatyti, kaip klientui pasakyti, bet reikia nebijot, yra rytiniai susitikimai, tada tu pristatai tą būstą, klausi kolegų, kokia kaina galėtų būti ir viskas palaipsniui, tai niekas negimė mokėdamas, taip ir čia visos galimybės viską tą išmokti.